Šį kartą artėju prie Bijotų vandens malūno. Štai jis. Bijotų dvaro vandens malūnas. Taip. Pastatytas 18 amžiaus paskutinėme dešimtmetyje užtvenkus Pelos upelį. Senasis vandens malūnas iki šių dienų neišliko. Po 2011 m. rekonstrukcijos esamas pastatas stovi senojo malūno vietoje ir pastatytas pagal išlikusias fotografijas bei planus. Aplinkui pasižvalgykim. Gražiai atrodo tas rekonstruotas. O koksai. Čia šalia kokie tualetai, galbūt nežinau net. Tiek, kad vandens nėra visiškai. Čia va turėtų būti vanduo, kurio nėra kažkodėl. Štai ratas, kuris turėtų suktis užbėgus ant jo vandeniui. Tačiau dėja, bet vandens čia jau nebėra. O iš čia turėtų atitekėti vanduo, sukti ratą ir gaminti. Šiuo atveju elektrą greičiausiai. Seniau maldavo grūdus. Štai atstatytame vandens malūne Bijotų nebėga vanduo ir nesuka rato. Tačiau čia šalia labai srauniai bėga vanduo. Ir ten teka toliau.